Vytautas Šapranauskas. Žmogus, kurį žinojome visi, bet ar tikrai? Tai vieno genialiausių Lietuvos artistų gyvenimo istorija. Kas greičiau pakils į šitą kalną? Pamatysime, kaip jaunas vaikinas tapo vienu mylimiausių šalies aktorių, kaip šokinėjo per teatrą, televiziją, kiną, įgarsinimą ir kiekvienoje srityje pasiekė aukštumas. Juokdarys numeris 1. Bet pamatysime ir tai, kas likdavo už kadro, kitą Šapro pusę. Vytautai, kokias 3 didžiausias klaidas esate padaręs gyvenime savo paties vertinimu žinoma? Kad gimiau, kad gyvenu ir kad mirsiu. Akimirkas, kai jo kaukė pradėjo trūkinėti ir galiausiai visai nukrito. Tėvas mūsų šalyje reikia numirti, kad apie tave pradėtų gerai rašyti. Vytauto Šapranausko gyvenimo komedija ir tragedija. Aš Povilas ir jūs žiūrite Vestro kanalą. Šitą video dariau ilgai ir per tą laiką išbandžiau ne vieną kėdę. Ofise kolegos turi visokių, nuo pigiausių iki brangiausių variantų. Bet kai vieną dieną į ofisą atkeliavo ši Ergonix Omnisit Pro kėdė, netekau žado. Ta prasme, be bairio netekau žado. Tai patikėkit, kaip apsidžiaugiau, kai Ergonix sutiko atsiųsti kėdę ir dar stovimą stalą išbandymai. Manau, jau būsite matę ne vieną reklamą apie šių produktų funkcionalumą bei kokybę, tai galiu tik patvirtinti, kad tai patogiausia kėdė, ant kurios esu sėdėjęs gyvenime. Stovimas stalas taip pat veikia be priekaištų ir su tokiu spalvų pasirinkimu priderinsit bet kur. Beje, būtent šiuo metu Ergonix.lt parduotuvėje yra didžiulis išpardavimas. Tiek kėdei, tiek stalui yra taikomos didžiulės nuolaidos, o jei dar jūsų neįtikinau, tai su kodu VESTRO30 gausite papildomą 30 eurų nuolaidą jūsų krepšeliui. Nėra ko laukti, išbandykite be jokios rizikos ir patys patirkite šį malonumą. Ačiū Ergonix, o dabar grįžtam prie video. Turbūt visi Šapranauską prisimename kaip scenos žmogų, bet paradoksas tas, kad jis pats to visai neplanavo. Pasirodo, ruošdamasi studijoms, jaunasis Šapras buvo įsitikinęs, jog stos į anglų filologiją. Kalbos jiems sekėsi nuo vaikystės, gera atmintis, švarus tarimas, tai atrodė racionalus ir logiškas sprendimas. Yes, you are quite right. Good, very nice. O apie aktorystę jis tada net rimtai negalvojo. Žinok, aš net negalvojau būti aktoriu. Aš visai atsitiktinai ėjau Liepos mėnesį pro konservą ir pamačiau skelbimą, kad dabar egzaminai stojamieji. Ir tai dar ne viskas. Per stojamuosius į konservatoriją viename iš turų jis galiausiai neberado savo pavardės sąrašuose. Nepraėjau ten kažkokio tai antro turo. Tačiau paaiškėjo, kad įvyko klaida. Ir ateina iš konservatorijos tokia mergaitė atsakinga. Sako, žinot, Vytautai, atleiskite, įvyko klaida. Ten ne jūs praėjote į paskutinį turą. Nu ir man nebeliko nieko kito, kaip nueiti tenai. Ir nuo tos akimirkos viskas stojo į savo vietas. Pirmą kartą užlipęs ant scenos, jis neatrodė kaip žmogus, kuris čia pateko atsitiktinai, o kaip tik atrodė, kad pagaliau rado savo vietą. Vos įstojęs į konservatoriją, 18-metis Šapranauskas jau žengė į profesionalią sceną Rusų dramos teatre. Jo talentas buvo pastebėtas labai anksti, nes jis netilpo į nei vieną žanrą. Kada yra humoras ir tragedija, yra tragikomikas ir jam suteikti vieną ir kitą amplua iki galo ir nėra teisinga. Ir net mažiausiame vaidmenyje sugebėdavo sukurti visą pasaulį. Ir aš pamačiau, kaip Vytas vaidino šunį. Ir aš buvau šokė tiesiog. Jis vaidino šunį. Stebėtojams buvo neįtikėtina, iš kur pas tokį jauną žmogų tiek daug vidaus. Kažkas buvo jame užkoduota ir matyti jo gyvenimas yra labai ypatingas iki stojant į konservatoriją. 1958 balandžio 19. Sovietinis Vilnius. Gimsta jaunuolis Vytautas Šapranauskas. Jo tėvas, politinis kalinys, ištremtas dirbti kasyklose.
Ten susirgęs sunkia liga iš šio pasaulio iškeliavo, kai Vytautui buvo vos 1. Tėvo neprisimenu, mama pasakojo, kad jis buvo linkęs į meną, lankė studiją prie Kauno dramos teatro. Vaikystė nebuvo išskirtinė, bet mokė jaunuolį prisitaikyti prie skirtingų pasaulių. Rusiškas darželis, vasaros kaime, skirtingos aplinkos, skirtingos taisyklės. Pasakojama, kad nenorėdamas būti pakviestas prie lentos, jaunasis Vytukas patrindavo paakį šokolado popierėliu, jog dėmė atrodytų kaip tikra mėlynė. Puikus pasiteisinimas likti suole ir kartu pirmieji ženklai įgūdžių, kurie ateityje transformuos jo gyvenimą. 80-aisiais baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją, jis lieka Rusų dramos teatre, kur toliau tobulina savo įgūdžius ant scenos. Tačiau nuo 81-ųjų jis jau pradeda vaidinti ir prieš kameras, televiziniuose spektakliuose bei filmuose. Ir taip visą dešimtmetį į priekį jis nuosekliai auga, keisdamas veidus, balsus bei veikėjus. Tačiau artėjant 90-iesiems įvyksta lūžis. Sąjūdis. Lietuva laukia laisvės. Teatras taip pat. Visi kalbėjo, kad mes laisvi, bet kaip tik mes buvome tokie belaisvi. Tačiau vis artėjanti nepriklausomybės prošvaistė atneš ne vien euforiją, bet kartu ir tikrą chaosą. Kaip aš prisimenu, sakykime, nepriklausomybė. Tai buvo Lietuvos atgimimas ir akademinio teatro mirtis. Senoji teatro sistema byrėjo, struktūros griuvo, finansavimas traukėsi. Vieniems tai buvo išsilaisvinimas, kitiems egzistencinė krizė. O kas vyksta toliau, kai tapo aišku, kad niekas aktorių grąžinti į teatrą negalės? Ką veikia nereikalingi aktoriai? Prieš pat nepriklausomybės paskelbimą gimsta alternatyva byrančiai struktūrai. Režisieriaus Rimo Tumino įkurtas Vilniaus Mažasis teatras, prie kurio vėliau prisijungė ir Vytautas. Ir tai taps vienu reikšmingiausių sprendimų jo karjeroje. Kartu jie sukūrė ne vieną įsimintiną spektaklį, iš kurių ryškiausias buvo Maskaradas. Jame už kunigaikščio Zviezdičiaus vaidmenį 97-aisiais Šapranauskas apdovanojamas kaip geriausias metų dramos aktorius Kristoforo statulėle. Taip savo dešimtmetį scenoje pažymint aukščiausių profesinių įvertinimų, tarsi įprasminančių per visą tą laiką sukauptą meistrystę ir atsidavimą šiai kadaise atsitiktinai pasirinktai profesijai. Niekad neskaičiuok, kiek kartų nesupras, kiek kartų atsiras geresnis už tave. Tačiau tuo pačiu chaoso ir galimybių persmelktų laikotarpiu formavosi ir kita jaunosios Lietuvos scena. Ne teatro salėje, o ekranuose. Sugriuvus sovietiniai sistemai atsirado informacinė ir kultūrinė tuštuma, o ją greičiausiai užpildė televizija. Ji buvo greitesnė už teatrą, pigesnė už kiną ir pasiekė kiekvienus namus. Poreikis augo, o jam patenkinti reikėjo veidų, improvizacijos, humoro bei charizmos. Ir tai be abejo tapo puikia terpė aktoriams bei šaumenams, tokiems kaip Šapranauskas. Tvarkoj viskas sumaišo į vieną ir taip išsuka ir pacientė į veidą. Taip, vot nervus gydysim. Tuo metu dar mažai kas galėjo nuspėti, kokį didelį efektą šis jaunuolis turės Lietuvos pramoginės televizijos raidai. Tačiau žengiant į 2000-uosius, tai greitai pradės ryškėti. Gerbėmieji žiūrovai. Labas vakaras, gerbėmieji žiūrovai. 2000-ųjų pradžioje startuoja Šapro šou per TV3. Suprantate, dabar jau kądį aš pamyslėjau, ką, pavyzdžiui, tas bealkoholinės salas į mūsų tą dirbtiną eglutę. Tai yra jau 2 žingsniai man link guminės bobos. Tai greitai tapo lietuviškos televizijos fenomenu. Ne tik dėl visiems prieinamo humoristinio formato, bet ir didelė dalimi dėl itin įsimintinų Šapro kurtų personažų, iš kurių ryškiausias turbūt buvo Šinšila. Man tai patinka tokie šunys kaip taksai. Jį kaip tik tai išgąsdini, jisai kojytėm ant parketo labai bėga, viskas stovi vietą. Labai juokingi šunys. Matyt, kad Šinšilas turbūt ir buvo mėgstamiausias. Ir Rožickas pasakė, sako, reikia kažkokio tokio, tegul jisai būna toks apžvalgininkas. Davai kažką tai staigiai suorganizuojam. Ir aš susikišau ten tuos, susidėjau ten, viskas. Taip ir gimė.
Ten pasirodydavo ir kiti vėliau televizijos legendomis tapę veidai, kaip Vitalijus Cololo ar Džiugas Eurusaitis. Ir kartais gan netikėtose rolėse. Studijos svečia, kurį aš pati pakviečiau. Tai kas prašė? Tai yra miela kapų plėšikė Lara Croft. Tai ką čia šitas? Pasveikinkime. Nu, kun aš jums galiu pasakyti? Nieks niekur nedingsta ir nieks niekur neatsiranda. O pamačius Orlausko moterišką versiją Siaurusaičio Lara Croft, reikia pripažinti, atrodo kaip tikra dešimkė. Bet grįžtant prie esmės, laidos pasisekimas Vytautui atvėrė dar daugiau televizijos durų. Be to, Šapranausko jau galėjai išvysti vedantį ir tiesioginius renginius, kuriuose užgimė ir dar vienas jo įsimintinas personažas – DJ Momo. Šiandien, tarp kitko, Dija, tu atrodai kaip kokia tai juoda našlė. Tai yra toks netradicinis tavo rūbas, nes šiaip aš tave pasikviečiau vien todėl, kad mane pastoviai imponuoja scenoje tavo nugumas. Nes aš, patylėk nieko, ten viskas išjungtas mikrofonas, tau nereikia kalbėti, aš viską už tave darau. Augantis populiarumas Vytautą greitai pavertė vienu geidžiamiausių televizijos veidų, kas atvėrė kelią jam turėti daugiau savo vedamų televizijos projektų, kaip Šeštadienio šou, Kiškis, Dangus, Didysis anekdotų šou Artuvų šeškas. Šie ankstyvųjų 2000-ųjų projektai galutinai įtvirtino Vytautą ne tik teatro, bet jau ir lietuviškos televizijos viršūnėje. Tačiau, net ir įsibėgėjant televiziniai karjerai, Šapranauskas dar ilgą laiką liko ištikimas teatrui ir nesitapatino su jam vis dažniau klijuojama komiko etikete. Bet ir be reikalo mane tokio laiko, aš nelabai norėčiau su to sutikti, nes tas komiškumas jis man nėra tiesioginė mano išraiška. Tačiau naujojo tūkstantmečio pradžioje šis ryšys su scena pradeda skilti. Kaip vėliau pats Šapranauskas išsireikš, jo akimis teatras pamažu prarado kadaise turėtą šventovės vaidmenį. Kokie žiūrovai, toks ir teatras. Tačiau teatrą formuoja ne tik publika, o ir tie, kurie stovi scenoje. Ir būtent čia atsiranda kita, gerokai sudėtingesnė istorijos pusė. Šapranauskas niekada nebuvo linkęs daug kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą. Tačiau jam vis labiau populiarėjant viena tema vis dažniau pradėdavo skverbtis į viešumą – jo santykis su alkoholiu. Iki nepriklausomybės ir dar ankstyvaisiais nepriklausomybės metais kūrybinėje bohemoje vakarėliai ir alkoholis buvo gana įprasta kultūros dalis. Pasakytas reikalas. Satisfaction. Tačiau laikai keitėsi ir ribos pamažu pradėjo griežtėti. Ir tą Šapranauskui teko suprasti gana skaudžiai. 2001 metų kovo 28 dieną laikraštyje pasirodo straipsnis Pasigėrusio Šapranausko pasivaikščiojimas po Vyšnių sodą. Nacionalinio dramos teatro mažojoje salėje dėl girto aktoriaus Vytauto Šapranausko teko nutraukti spektaklį. Tai nutinka jau ne pirmą kartą ir jokių išvadų. Jam jūra iki kelių. Vytautui nusispjauti į elementarias teatro etikos taisykles, nes jam viskas labai lengvai sekasi. Galbūt šiuose žodžiuose įmanoma įžvelgti kažkiek nuoskaudos ar pavydo prieskonio, bet tai visiškai suprantama, kaip pabrėžti ir straipsnėje, vaidinti tokioje scenoje daugelio aktorių svajonė. Todėl tokie incidentai tampa ne tik asmeninė klaida, o jau ir visos trupės ar teatro reputacijos klausimų, bet talentui kartais atleidžiama daug. Šapranauskas dar kurį laiką liko dirbti mažajame teatre, tačiau seniai įpročiai pasirodo niekur nedingo. Ir tai jam galiausiai kainavo vietą teatre, kuriame jis pasiekė savo aktorystės aukštumas. Jis mane jau buvo išvedęs iš kantrybės, tačiau jis tada jau nebegalėjo save suvaldyti, o aš negalėjau leisti teatrui dar kartą rizikuoti, kad spektaklis neįvyks. Ir šitai baigėsi dar vienas svarbus Vytauto Šapranausko gyvenimo etapas. Tačiau tai nebuvo nei jo karjeros pabaiga, nei visiškas lūžis žemyn. Veikiau skausmingas persiskirstimas. Paklaustas apie incidentus pripažino tiesiai. Taip, buvo kelis kartus, 2 įvykiai baigėsi nemaloniai. Nors tai pribrendo,
tačiau tokių dalykų dabar beveik nepasitaiko. Senstu, aš ariu ir kartais man reikia atsipalaiduoti, nes išprotėčiau. Tai trunka kažkokį laikotarpį, po to vėl dirbu. Na kągi tu darai? Pilietį, pavargai? O galgi tavo laimė sugrįž savaime ir bus labai gerai? Na jei labai dar kartą paprašyk praeivio užrūkyk. O paklaustas paprastai, ar yra laimingas, atsakė: šiaip esu laimingas žmogus, turiu šeimą, 2 vaikus ir mėgstamą darbą. Ir panašu, būtent darbas tuo metu ir buvo dalykas, kuris jį vedė pirmyn, nes karjera nesustoja, priešingai, ji tik dar labiau išsiplėtė. Jis ir toliau aktyviai dirbo televizijoje, jį buvo galima išvysti didžiausiose šalies projektuose ir renginiuose. Kodėl Neželytės niekados nebuvo Seime? Aš kompleksų turiu, tai Jūsų svajonė yra tapti Spice Girls? Nu taip. Žinai, kaip vadinsis Spice Girls po 20 metų? Nu. Old Spice. Tuo pat metu jis ir toliau galėjo demonstruoti savo aukšto lygio aktorystę ir didžiuosiuose ekranuose. Kas greičiau pakils į šitą kalną? Be to, teatro scena iš jo gyvenimo niekur nedingo. Šapranauskas vis dar pasirodydavo spektakliuose, o 2008 metais prisijungė ir prie komercinio Domino teatro. Taip pat verta išskirti ir dar vieną jo veiklą, kuri mano vaikystėje buvo labai artima. Mažytė pelytė. Kaip pošluota, mažytė pelytė. Mažytė pelytė. Ne, vienas. Jo balsą buvo galima išgirsti ne viename legendinėme animacinėme filme. Ananasai! Ananasai! Žinai, kaip tu esi ananasai tokį. Atrėktų ją, žinai. Na ir žinoma, kaipgi nepaminėjus Garfieldo. Labas visiems, aš esu Breiko Gralis. Šitas retas atvejis, kai tikrai drąsiai galima pasakyti, kad ko gero įgarsinimas buvo geriau už originalą. Taip Šapranauskas pamažu tapo tikra multigeneracinė legenda, su kurio visa Lietuva ir juokdavosi ir verkdavo. Tačiau toks žinomumas turi ir kitą pusę. 2008-aisiais artėjant 50-mečiui viename interviu jo paklausė paprasto klausimo. Būna momentų, kai jautiesi vienišas, ir jis atsakė: būna, dažniausiai tada, kai nėra darbo. Kai nėra darbo. Žmogus, kuris pats sakė, kad sukasi kaip voverytė rate nuo vieno filmavimo prie kito, nuo renginio prie renginio, pripažino, kad būtent tada, kai tas ratas sustoja, ateina tuštuma. Ir galbūt tai paaiškina, kodėl jis to rato niekada ir nesustabdė. Darbas buvo ne tik pragyvenimo šaltinis, darbas buvo tai, kas jį laikė judesyje, tai, kas neleido sustoti ir likti vienam su savimi. Man svarbu būti judesyje. Bet apie 2010-uosius tas judėjimas pradėjo trukinėti. Šapranauskas vis dažniau nepasirodydavo spektakliuose, filmavimo aikštelėse, renginiuose, kuriuose buvo laukiamas. Ir jei darbas buvo tai, kas jį laikė, tai kas vyksta, kai ir darbas pradeda slysti iš rankų. Šapras scenos nepasiekė. Kokios priežastys Šapranauskui neleidžia pasirodyti spektakliuose? Ir nors neretai aišku buvo spekuliuojama, kad seni įpročiai kėlė šiuos trikdžius, Vytauto atstovai paprastai atsakydavo tą patį – suprastėjusi sveikata. O pats Šapranauskas nekomentuodavo beveik niekada, bent jau ne apie sveikatą, tačiau apie tai, kas viduje, kartais prasitardavo. Ar galima būtų teikti, kad jūsų kandus humoras slepia liūdesį? Galima. Kodėl liūdite? O jūs pasižiūrėkite aplink, ką labai linksma čia? Vytautai, kokias 3 didžiausias klaidas esate padaręs gyvenime savo paties vertinimu, žinoma? Kad gimiau. Kad gyvenu. Ir kad mirsiu. Taigi, akivaizdu, kad ne viskas buvo taip gražu, kaip atrodydavo scenoje.
Bet kol jis vis dar galiausiai pasirodydavo, kol vis dar darė savo darbą, visa tai likdavo paraštėse. Tačiau vieną vakarą atėjo momentas, kai viso to ignoruoti jau buvo nebeįmanoma. 2011 balandžio 1. Tiesioginė Auksinių svogūnų transliacija iš Forum Palace. Šapranauskas šį renginį vedė jau ne pirmą kartą. Senai jam pažįstama, publika taip pat. Tačiau šį kartą viskas klostėsi kitaip. Ir tai tapo akivaizdu vos prasidėjus ceremonijai. Šapranauskas sunkiai orientavosi scenarijuje, painiojosi tarp lapų, kartais net pamirždavo, ką turėtų sakyti toliau. Aš čia nieko nematysiu taip. Kadangi išmokau neseniai skaityti, tai skaitysiu šiandien viską. Iš pradžių dalis žiūrovų manė, kad tai balandžio 1 pokštas, tačiau netrukus tapo labai akivaizdu, kad situacija rimta. Ant scenos lipę svečiai pradėjo laidyti dviprasmiškus komentarus, o vienas ryškiausių nuskambėjo iš Arūno Valinsko. Bet įdomiausia tai, kad Kubilius iki to privedė Lietuvą, kad net velnės blaivas negali ją žiūrėti. Dar tą patį vakarą portalai pradėjo skelbti antraštes. Vytautas Šapranauskas Auksinių svogūnus vedė girtas. Situacija akimirksniu tapo viena didžiausių pramogų pasaulio naujienų, kas privedė prie to, jog nekartą mylimiausių Lietuvos televizijos vedėjų išrinktas Šapranauskas staiga prieš didžiąją dalį visuomenės turbūt pirmą sykį savo karjeroje patyrė tokį rimtą reputacinį smūgį. Tad po kelių dienų Šapranauskas nusprendė apie tą vakarą prabilti viešai, užsukdamas į Janutienės laidą Paskutinė instancija. Labas vakaras. Šalyje, kur žmonės nemoka šypsotis, sumušė juokdarį. Juokdarys verkia, publikai staiga pasidaro linksmiau. Kviečiu jūs artimiausią valandą praleisti su Vytautu Šapranausku. Jūs jau viską žinote. Juk parašyta, Šapras Auksinių svogūnų apdovanojimus vedė girtas. Net žurnalistų etikos inspektorė Zamšickienė nesusilaikė, pasmerkė. O dabar jūs išgirsite, kas vyko iš tikrųjų. Šį kartą prieš kameros jau sėdėjo kur kas rimtesnis, pavargęs žmogus. Nu, tokia liūdna, tikriausiai važiuoju, kai žiūrės į tave tokia liūdna, dar tavęs nematė niekada. Argi aš liūdnas? Ne, tu liūdnas. Ir jo versija buvo visai kitokia, nei skelbė antraštės. Šapranauskas teigia, kad jam buvo hipertenzinė krizė, pavojingai aukštas kraujospūdis. Tau galiu pasakyti medicininį terminą, man buvo hipertenzinė krizė. Pirminė arterinė hipertenzija ir kai staiga gali ar vaistų nepanaudoti, ar pavyzdžiui sūriai pavalgyti, ar turėti žmogus didelį stresą, dėl kokių tai priežasčių staiga iškyla aukštas kraujospūdis. Ir jie pasakė, tau reikia važiuoti į ligoninę. Aš pasakiau, aš negaliu važiuoti, kadangi man reikia vesti renginį. Pats Šapranauskas taip pat pripažino, kad iš šalies jis galėjo atrodyti prastai. Aš pats žinau, kad aš tikrai atrodžiau nekaip. Nors tiesą pasakius iš šono aš nemačiau, kaip aš atrodžiau. Aš nežiūrėjau nei interneto, nei nieko. Aš žinau, kad man tikrai buvo labai nekas. Bet tu suspaudi dantis, žiūrovui neįdomu. Žiūrovas. O Jėzau, jam neįdomu, tau 40, tau 38, ar tau ten 230 spaudimas, ar 130. Žiūrovui neįdomu, tu turi išeiti į sceną ir daryti savo darbą. Vis dėlto jis nekūrė savęs kaip visiškai nepriekaištingo žmogaus. Atvirai kalbėjo ir apie savo santykį su alkoholiu. Aš ginuosi, kad aš negeriu iš vis. Aš abstinentas gyvenime niekada nebūsiu. Todėl, kad mano darbo specifika reikalauja tam tikro atsipalaidavimo. Bet tai aš savo neleidžiu tokio dalyko lipti į sceną išgėręs. Tuo metu į diskusiją taip pat įsitraukė ne vienas žinomas žmogus, įskaitant ir legendinį Rolandą Kazlą. Aš galvoju, visai nekalbėsiu to temom, iš vis nesivėliu tos dalykus, bet kai puola visi vieną. Ne, jį puola, kai skeriai kažkaip. Tai vieną puola, tai va tada man atrodo tas yra neteisinga. Šitaip nuoširdžiai besijuokiančių žmonių, su kažkokiu ypatingu pasitenkinimu, baksnuojančius vieną kitiem alkūnėm, besikuždančius,
ir tiesiog žviegiančius, aš tikrai senokai besumatęs. Ir nors laidos dalis su Šapranausku galiausiai užsibaigė liūdnesne gaida, Ir tik tai, jeigu aš būčiau numiręs, tai va tik tada pradėtų gerai rašyti. Tai va mūsų šalyje reikia numirti, kad apie tave pradėtų gerai rašyti. Va. O Kazlas į viską vertė pažvelgti iš gražesnės pusės. Ir net pavydu galvoju, kaip čia taip renginio organizatoriam pavyko sukurti tokią atmosferą. Taip. Matyt, buvo užkabinta kažkas taip taikliai ir taip giliai, kad visi atsiskleidė ir nusimetė visas kaukės. Nukrito Vytauto kaukė, kartu su ją nukrito ir visų kitų. Ir būtent ta žodis kaukė po incidento nuskambės dar kartą. Šapranausko bus paklausta tiesiogiai: o jūs ar dažnai dėvite kaukę? Ir jo atsakymas ilgainiui tapo turbūt dažniausiai cituojama jo mintimi: niekada niekam iki galo neatsiversiu, net patiems artimiausiams žmonėms. Kiekvienas turi pasilaikyti savo paslaptį, turėti kažką nors savo. Kam? Sau. Jei viską atiduodi, kas tada esi? Apskritai, manau, kad visi vaikštame su kaukėmis. Absoliučiai visi. Bet neilgai trukus gavome progą tą žmogų po kaukę ne tik perskaityti, bet ir pamatyti, kai Šapranauskas išėjo pasivaikščioti su Ryčiu Zemkausku. Labą dieną, Vytautai. Labas ryti. Malonu, kaip abudu iš karto su mikrofonais. Atsitiktinai, visiškai atsitiktinai. Kaip netikėta. Kas galėjo pagalvoti, kad mes susitiksim ir iš karto turėsim po mikrofoną. Nors kalbėta ir apie linksmas temas, nuotaika buvo kitokia. Rodėsi, kad šį kartą kalbėjo ne visų mylimas televizijos veidas, o labiau nusivylęs kultūros stebėtojas. Dabar prasidėjo kažkokia masinė gamyba, kuri paprasčiausiai pataikauja žiūrovui. Neugdo žiūrovo skonį, o pataikauja jam. Ir tai yra baisu. Ta patį mes matom ir kine, ir televizijoje, ir visame kame, netgi Lietuvoje. Mažajam teatre kažkokį spektaklį, tai mane tiesiog pakerėjo jaunimas, kai jie ten išdarinėja. Blogąja to žodžio prasme. Čia pasikeitimas tų laikų, čia tie skylėti džinsai, apie kuriuos kalbėjom. Čia vat yra kultūros nebuvimas. Fonas, taip, bendras kultūrinis fonas. Nes paprasčiausiai nekultūringi, štai ir viskas. Va, tarkim, tu labai gerai vardinai. Tačiau vienas klausimas atrodo palietė kažką giliau. Ar būna taip, kad norisi viską mesti ir išvažiuoti kur nors ir nebegrįžti daugiau? Norisi, kartais norisi. Bet trūksta, yra tam tikros aplinkybės. Dukra baigė mokyklą, sūnus, šeima čia. Dukra reikia kažkur tai studijuoti, gal kai išmoks kažką, galbūt tada taip ir padarysim. Stebint šią ištrauką, sunku nepajausti tos tikros slegiančios emocijos. Gal todėl Zemkauskas ir bandė užbaigti lengviau. Pabandykim pabaigti optimistinę gaidą, gal galim pabaigti optimistiškai. O mes pesimistiškai kalbėjom? Man kažkaip pasirodė, kad pesimistiškai šiek tiek, ne? Baig, Ryti. Viskas gerai? Viskas gerai. Gyvenimas puikus, paukšteliai čiulba, lyg tai pavasaris to ateis. Lietutis nulyja. Važiuosim žvejot. Ir tas pavasaris atėjo ir dalykai po truputį vėl grįžo į vėžes. Tik žvejoti, rodos, laiko rasti dar greitai nepavyks. Nes nors ir tų pačių metų rugpjūtį TV3 sezono atidarime vėl pasklido spekulacijos, kad Šapras pasirodė neblaivus, TV3 jo neatleido. Priešingai, davė jam dar daugiau darbo. Per ateinančius 1,5 metų jis vienu metu vedė Šok su manimi, Chorų karus, teisėjavo X Faktoriuje, dalyvavo išsipildymo akcijoje, Mama apdovanojimuose, filmavosi 2 filmuose, gastroliavo su Juodojo humoro turu ir vis dar vaidino teatre. Darbo apimtis buvo beprotiškos, bet kaip pats yra sakęs, jam judėjimas reikalingas. Galbūt to jam tada ir reikėjo. Tai žiūrint iš šalies viskas kaip ir anksčiau. O jei taip, tai neturėtų stebinti, kad niekur nedingo ir dingimai. 2012 Velykų laikotarpiu jis vėl praleido transliacijas, atšaukė pasirodymus Alytuje bei Kėdainiuose,
Bet tai dar buvo tik epizodai. 2013 pavasarį viskas pasiekė jau kitą lygį. Kai maždaug kovo pabaigoje jis dingo iš neseniai startavusio 4 chorų karų sezono transliacijų ir nepasirodė netgi maždaug 2 savaitės. Šiame laikotarpyje jis taip pat atšaukė ir juodojo humoro pasirodymą Vilniuje, šimtai gerbėjų liko ant ledo. Bet galiausiai paaiškėjo, kad šį kartą Vytautas gulėjo ligoninėje dėl plaučių uždegimo ir balandžio pradžioje pagaliau sugrįžo į viešumą, pasirodydamas juodojo humoro turo vakare Kaune. Na ką, nesitikėjote? Ir po 5 dienų pagaliau grįžo ir į chorų karus. Partnerė Jankauskaitė eteryje apsimetė nustebusi, kad jis grįžo, o Šapranauskas atkirto. Ingutė, Dievas duos, iki chorų karų pabaigos neišsiskirsim. Tai buvo vieni paskutinių jo ištartų žodžių televizijoje. Lietuva sukrėsta. Netekome talentingo kino ir teatro aktoriaus, populiariausio ir mylimiausio televizijos laidų vedėjo Vytauto Šapranausko. Turbūt daugam kyla klausimas, kodėl. Ir nors per ilgas jo gyvenimo nagrinėjimo valandas man susidarė viena kita teorija, visgi kas aš ir jūs tokie esame, kad interpretuotume tokį pasirinkimą. Artimesni Šapranauskui žmonės citavo nepakeliamą vienišumą ir ne vienam ši netektis buvo didelis netikėtumas. Niekada niekam iki galo neatsiversiu, net patiems artimiausiams žmonėms. Apskritai, manau, kad visi vaikštome su kaukėmis. Absoliučiai visi. Tai klišė, bet tai tiesa. Tie, kurie labiausiai spinduliuoja humoru ir šypsenom, neretai po šiuo fasadu slepia kažką giliau. Tai pabaigsiu su palinkėjimu rasti, su kuo pasidalinti ar užmegzti naują, galbūt net ir nutrūkusį ryšį. O tiems, kam viskas rodosi slysta iš rankų ir nebėra vilties, prižadu, pasidalinus našta tampa bent kiek lengvesnė. Ekrane palieku jūs su nemokamomis ir anonimiškomis pagalbos linijomis, bei Šapranausko atliekamų kūrinių Paskutinė cigaretė. Ačiū, kad žiūrėjote. Mano vardas Povilas ir tai buvo Vestro kanalas. Paskutinė cigaretė baigė gesti, ašaros tavo akyse. Naktinis troleibusas vienišo žvaigždės kviečia eit mane. Reaktyvinis lėktuvas danguje ištirpęs, užstojo tavo žvaigždė nuo manęs. Juk man išėjus, vis tiek kas nors ateis, todėl aš tesakau. Atleisk, kad nežinau, ar gerai ar ne, kad ir vėl kažkodėl palieku kažką. Ir lis lietus ir praeiviai bėgs, o tavo vardo nieks nebeminės.